Sveiki, brangus draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Dievas numatė Izraelio norą paskirti jiems karalių, todėl dar Mozės laikais davė aiškius nurodymus šio klausimu. Pakartoto įstatymo 17 skyriuje galime skaityti: kai būsi atėjęs į kraštą, kurį viešpats tavo Dievas duoda tau, ir paveldėjęs jį bei įsikūręs jame nuspręsi, pasiskirsiu savo karalių, kaip kad visur daro aplinkinės tautos, iš tikrųjų gali paskirti karaliumi tą, kurį viešpats tavo Dievas išrinks. Tik žiūrėk, kad karaliumi paskirtum vieną iš savo giminaičių, kokio nors svetimtaučio žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali paskirti. Karalių rinkti turėjo Dievas, o ne žmonės. Žmonių sprendimai dažnai gali būti klaidingi, nes mes žmonės dažniausiai kitus vertiname žmonės pagal savo išorę, jų išorę, o viešpats žvelgia į pačią žmogaus širdį. 1 Samuelio 16 skyrius. Kišo sūnus Saulius iš Benjamino giminės tapo Dievo išrinktuoju. Kai pasiklydo Kišo asilės, Saulius su savo tarnu nuėjo jų ieškoti. Jų beveisės paieškos nuvedė juos į miestą, kur Samuelis ruošėsi aukoti taikos auką. Saulius nuėjo pasiklausti pranašo, gal jis žino kažką apie pradingusius gyvulius, o Samuelis jo jau laukia, nes dieną prieš šį susitikimą viešpats tarė Samueliui: rytoj šiuo laiku aš atsiųsiu pas tave vyrą iš Benjamino žemės ir tu patepsi jį mano tautos Izraelio valdovu. Jis išgelbės mano tautą iš Filistinų rankos, nes aš mačiau savo tautos kančią, jų dejavimas mane pasiekė. Kai tik Samuelis pamatė Saulį, viešpats tarė jam: žiūrėk, štai vyras, apie kurį tau sakiau, jis valdys mano tautą. 1 Samuelio 9 skyrius. Nieko neįtarintis Saulius tapo Dievo pateptuoju. Didžiulė atsakomybė buvo uždėta ant jo pečių. Jis tapo viso Izraelio vadovu. Ir Dievas nepaliko jo vieno su šiuo pašaukimu. Dievas pasirūpino, kad tą pačią dieną Saulius gautų sugebėjimą ir dvasinių jėgų karaliauti. Samuelis tarė Sauliui: po to turi nueiti į Gibet Elohimą, kur yra Filistinų įgula. Įžengdamas į miestą susitiksi su būriu pranašų. Tuomet tave pagaus viešpaties dvasia, tu būsi kartu su jais dvasios pakilime ir tapsi kitokiu žmogumi. Kai tik visi šie ženklai bus įvykę, daryk, ką laikai reikalinga, nes viešpats bus su tavimi. 1 Samuelio 10 skyrius. Galima sakyti, kad Saulius patyrė tai, ką Naujajame testamente Jėzus vadina atgimumu iš naujo. Tačiau to nepakako sėkmingai valdyti Izraelį. Vienas iš svarbių reikalavimų karaliui buvo būtinybė jam nuolat mokytis iš Dievo įstatymų. Dievas įsakė Mozei, pakartoto įstatymo 17 skyriuje randame parašyta: įsodintas į savo karalystės sostą jis turės įsakyti, kad šio įstatymo nuorašas būtų jam padarytas ant rytinio Levi giminės kunigų akivaizdoje. Te pasilieka jis su juo, te skaito jį visas savo gyvenimo dienas, idant ištikimai laikydamasis šio įstatymo žodžių ir šių įstatų išmoktų pagarbiai bijoti viešpaties savo Dievo. Te neišpūksta jo širdis prieš kitus brolius, te nenukrypsta nei į dešinę, nei į kairę, idant jis ir jo palikuonis ilgai karaliautų Izraelyje. Brangus draugai, tiesą sakant, pirmasis dalykas, kurį turėjo padaryti naujasis karalius, neišleisti naujus įstatymus, bet atsisėsti prie stalo ir asmeniškai perrašyti Mozės penkiaknygę, dar kitaip vadinamą Torą. Jis turėjo pats pasidaryti Dievo įstatymo kopiją. Užbaigta knygos kopija jam turėtų tapti ne tik šaltiniu nuolatiniam skaitimui, bet ir šaltiniu kaip veiksmų vadovų. Viešpats nurodė Mozei: neleisi šią įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumėsi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą. Tik tada tau seksis. Jozuės 1 skyrius. Būtent toks požiūris į karalystės valdymą, karaliavimą gali suteikti Izraeliui taiką ir klestėjimą. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.